Sveiki, aš esu Svetlana ir šiandieną mes švenčiame Mokytojų dieną. O šių metų tematika tapo mažasis ponas Baby Bossas, kuris primena, kad nors ir užsivelkame rimtus ir griežtus kostiumus, tačiau visi viduje mes esame vaikai. Tad šiandieną mes linkime nepamesti to savo vaikelio, kuris ir yra jūsų gyvenimo varikliukas. Kasmet su kolektyvu švenčiame šią šventę jaukioje ir draugiškoje aplinkoje. Juk mokytojas tai ne tik profesija, tai žmogus, kuris gali viską. Mokytojas gali būti menininku, dizaineriu, kirpėju, virėju, statybininku. Ši profesija slepia daug kitų įdomių dalykų. Liepsnelis komanda lengvai įveikia tikrojo mokytojo iššūkį, kurį paruošė darželio administracija. Mūsų mokytojai parodė, kad jie yra įgūdę kirpėjai. Jie sugeba iš paprastų priemonių sukurti vaikams linksmų pramogų. Pavyzdžiui, paruošti skanų ir sveiką patiekalą. Išpūsti muilo burbulus. Ar nupiešti nuostabų paveikslą, atspėti bet kokias mįsles ir palaikyti bet kokį pokalbį. Su švente, brangūs mokytojai!